Your journey. Plan perfect. Per savo gyvenimą esu mačiusi nemažai pasaulio. Buvau Tailande, Karibuose, Dubajuje, Balyje, Australijoje ir dar ne vienoje šalyje, iš viso jų 40. Kiekviena kelionė davė savo vaizdų, skonių ir istorijų. Jei prieš kelis mėnesius manęs būtų paklausę, kuris nuotykis buvo pats geriausias, būčiau pasimetusi. Tarsi reikėtų išsirinkti vieną iš daugelio brangių prisiminimų. Bet tada atsirado Hagyang Loop. Apie jį sužinojau beveik atsitiktinai, planuodama savo 3 savaičių kelionę po Vietnamą. Tai 4 dienų maršrutas privačiu automobiliu per šiauriausius Vietnamo kalnus. Vieta, apie kurią iki tol net nebuvau girdėjusi. Hanojus, taip visi žinome apie jį. Halong Kilanga, ko gero visi taip pat žinome apie ką tai reiškia. Bet Hagyang staiga visur pradėjo šmėžuoti kalnų keliai, atrodantys lyg iš kitos planetos. Ir kai pati ten atsidūriau, supratau vieną, tai buvo pats įspūdingiausias nuotykis mano gyvenime. Hagyang Loop tai daugiausiai užpildytas kelias motociklais. Bet mes pasirinkome kitaip, privatų vairuotoją su džipu. Ir šiandien galiu pasakyti visiškai ramiai, tai buvo pats geriausias sprendimas. Stebint, kaip vietiniai laksto tais siaurais, vingiuotais šiaurės Vietnamo kalnų keliais, supranti vieną, jei nori keliauti ramiai, kartais geriau važiuoti kaip keliautojui, net šiek tiek užsimerkus. Ir taip, galėjau rinktis Easy Rider, vietinį gidą motociklu. Bet automobilis man pasirodė daug saugesnis ir patogesnis pasirinkimas. Galėjome sustoti ten, kur mes norime, stovėti tiek, kiek norime, fotografuoti be jokio skubėjimo ir tiesiog gerti vaizdus akimis. Ir vis dėlto mano vidinis balsas rėkė. Jei jau važiuojame rimtai. Per pavojingiausius, labiausiai apkrautus kelius šiaurės Vietname. Ne turistiniu, o tikru maršrutu. Kelionė iš Hanojos iki Hagyang truko apie 6 valandas. Ir čia prasidėjo pirmasis mūsų išbandymas. Oras. Lyjo, tirštas rūkas, kalnai skendėjo pilkume. Ir tai buvo skaudžiausia dalis. Kai planuoji kelionę pusę metų, galiu sakyti geriausią viešbutį, geriausią vairuotoją, susidėlioti maršrutą iki minutės tikslumų. Bet oro neužsakysi. Kai kurie gražiausi Hagyang vaizdai taip ir liko paslėpti už rūko sienos. Ir tai priminė labai paprastą dalyką. Gamta visada bus stipresnė už planą. Pirmoji mūsų diena tai kalnai, kurie spaudžia krūtinę. Nepaisant oro, pirmoji diena buvo kvapą gniaužianti. Kylant į kalnus, keliai darėsi vis statesni, posūkiai vis aštresni. Net sėdint automobilyje jautėsi įtampa, kai kur kelias siauras, vienoje pusėje uola, kitoje gili bedugnė. Bet tie vaizdai, begaliniai kalnų sluoksniai, ryžių terasos, lipančios į dangų, rūke paskendę kaimai, mažos kavinės ant skardžių, kur geri kavą ir negali atitraukti akių. Vakare apsistojome Hagyang mieste. 5 žvaigždučių viešbutyje 4 Points by Sheraton. Pats kambarys tvarkingas, kokybiškas, bet niekuo ypatingai nesiskiriantis iš kitų gerų viešbučių. Bet vaizdas pro langą. Štai ten prasidėjo tikroji kelionė. Kalnai horizonte atrodė lyg pažadas. Ankstyvas rytas ir tikrasis Hagyang Loop. Kėlėmės apie 6 ryto, ne todėl, kad atstumai dideli. Kilometrais gal ir ne, bet kalnuose 100 kilometrų gali važiuoti 5 valandas. Po pusryčių sėdome į džipą ir pajudėjome į patį Hagyang Loop maršrutą. Oras šiek tiek pagerėjo, bet buvo šalta. Lapkritį kalnuose temperatūra siekia vos 10-15 laipsnių. Vėjas perveria kiaurai. Keliai daug kur buvo remontuojami. Šviežios nuošliaužos, atviros duobės, purvas. Mūsų vairuotojas tik nusišypsojo. Esu matęs ir blogiau. Ir tu supranti, čia žmonės taip gyvena. Tai jų kasdienybė. Remontuojami keliai, sunkvežimiai,
dulkės, birūs akmenys. Buvo momentų, kai aplink atrodė tik kalnai ir tu. Na ir kaip iki šiol nežinojau, kad tokios vietos egzistuoja. Kartais atrodo, kad jau matei pasaulį ir tada Vietnamas parodo, kad dar nieko esi nematęs. Kai privažiavome svečių namus, buvome šiltai priimti kaip šeimos nariai arba sugrįžę jų geri draugai. Šiaurės Vietname yra tradicija. Ryžių stiprusis alkoholis vadinamas happy water. Vakarienė šeimyninio stiliaus, o tada šotas po šoto. Ir tada supranti, čia nėra dirbtinio turizmo, yra tik paprastumas, nuoširdumas, kalnų žmonės ir jų gyvenimo ritmas. Trečią kelionės dieną manyje kažkas pasikeitė. Nebuvo jau įtampos, buvo tik ramybė. Pripratau prie aukščio, prie posūkių, prie kalnų tylos. Ne su rūku ir šalčiu tai buvo laisvė. Ne tokia, kokią rodo Instagram, o tikroji. Vairuotojas tyliai suko serpantinais, o aš žiūrėjau į horizontą ir jaučiau, kaip viduje atsiranda labai aiškus supratimas. Tu gali daugiau, nei galvoji. Tai ne tik gražiausi vaizdai, kokius esu mačiusi. Tai buvo susitaikymas su tuo, kad ne viskas bus tobula. Supratimas, kad net rūkas gali būti gražus. Ir priminimas, kad pasaulis daug didesnis nei mūsų planai. Hagiang Club ne tik parodė Vietnamo grožį, jis priminė man, kodėl keliauju. Ir jei šiandien tu manęs paklaustum, kuris nuotykis paliko stipriausią įspūdį, atsakymas būtų aiškus. Tai yra Hagiang, be jokios konkurencijos. O dabar kelios minutės be žodžių, be pasakojimo, be filtrų, be bandymo kažką pagražinti. Noriu, kad pamatytumėte patys tą kelią, kuris laikomas vienu nesaugiausių Hagiange. Siaurą, vingiuotą, su atviromis nuošliaužomis ir rūku, kuris kartais uždengia visą horizontą. Kelią, kuriuo vietiniai važiuoja kasdien į mokyklą, į turgų, į darbą. Tai ne ekstremalus atrakcionas, tai jų gyvenimas. Pažiūrėkite, ką reiškia gyventi kalnuose, kur kiekvienas posūkis reikalauja susikaupimų, o kiekviena diena drąsos. Kur gamta stipresnė už planus, o kelias ne visada saugus, bet visada tikras. Kartais geriausia, ką gali padaryti, tiesiog sustoti ir stebėti. Be jokių komentarų, be skubėjimų, tiesiog pabūti ten kartu su manimi.